Angliškai kažkiek suprantu, bet kalbėti man yra sunku. Bet kadangi Loren supranta lietuviškai, jai biškį sunkiau yra lietuviškai kalbėti, tai mes susikalbėdavom. Žmonos sesuo buvo priėmę mergaitę pagal mainų programą. Tai man tai atrodė, kad tai nieko nėra baisaus. O po to jau pastatė prieš faktą, kad atvažiuoja. Kartu gamindavom vakarienę dažniausiai. Ir dažniausiai tai mergaitės vakare pasiimdavo iš miesto. Po sportų, po piešimo užsiėmimų. Nu, realiai tai niekas nepasikeitė atvažiavus Loren. Savijauta tokia, kaip kad būtų atvažiavę giminaičių dukterėčiai. Pirmos 2 dienos taip dar kažkaip jautėsi, kad kažkas tokio svetimo, o jau po savaitės tai atrodo, kad tai kaip natūralu. Su Loren mes, pirmiausia, tai mes žiemą su rogutėm čiuožinėjom. Jinai man visą laiką padėdavo piešinius piešti, kai reikėdavo į konkursus eiti įvairius. Tada labiausiai man patiko, kai mes važiavom marginti kiaušinį. Jinai gavo knygelę tokią ir jinai ten mane ir Rugilę išmokino. Nu, aš tai dar nelabai moku, bet Rugilė ten dažnai labai kepa juos man. Podelius. Nu, tokius pyragus, tokius labai skanius. Net nežinau, kaip pasakyti. Aš su Loren dažnai pasikalbu, nors jinai nieko dažniausiai nesupranta. Aš visą laiką kalbu, jinai nieko nesupranta, nes mama niekada neklauso manęs, ką aš kalbu, tai va. Man labai patinka. Loren klauso. Aha, jinai visą laiką klauso. Aš turiu svajonę, kad turėsiu zoologijos sodą. Dar kartais apie gyvūnų prieglaudą šneku aš. Dar kai buvom kai pas mano pusseserę buvom, mes žaidėm, ten žodžius reikia atspėti ispaniškai.